Ši veikla pasiūlo galimybę smagiai praleisti laiką, kartu skatina susidomėjimą, įsitraukimą ir dalinimąsi prisiminimais, aktyvina smulkiąją motoriką ir pažintines funkcijas. Jums reikės gamtinių medžiagų, kurias galite rasti savo kieme. Pavyzdžiui, medžių lapų, džiovintų ar tik surinktų, kankorėžių, gilių, kaštonų, samanų, šakelių, gėlių žiedų, kriauklių, akmenukų, plunksnų ir viso kito, ką tik sugalvosite. Kartu su savo artimuoju patogiai įsitaisykite prie stalo. Padėkite ant stalo turimas gamtinės medžiagas. Drauge apžiūrėkite turimas priemones. Pasiūlykite įvardinti matomus objektus, prisiminti jų pavadinimus, pratęskite pokalbį, kurie randami. Kokius prisiminimus kelia? Pavyzdžiui, vaikystėje mėgdavau bristi per sudžiūvusių lapų krūvas. Patikdavo čežančių lapų garsas. Ar ir tau patiko? O koks buvo tavo patyrimas? Dalinkitės prisiminimais apie įvairiausius potyrius susijusius su gamta. Pasidalinę prisiminimais, pasiūlykite artimajam iš turimų objektų sukurti kompozicijas. Paskatinkite paeksperimentuoti ir vienus objektus pakeisti kitais, aptariant, kas dera kompozicijoje. Diskutuodami ir bendraudami, kurkite kartu savo kompoziciją. Tai paskatinsite ir padrąsinsite artimąjį. Baigus kurti, kartu aptarkite, kokius vaizdinius ar simbolius matote kompozicijoje. Pabaigoje paklauskite artimojo, kaip ji nori pasielgti su sukurta kompozicija. Jei kiltų noras išsaugoti, galite viską perkelti ant popieriaus lapo arba sudėti į dėžutę.